pavasarėje. Tai tokia irgi simboliška vietelė pradėti. Čia atrodo visai nieko. Su bernais žiemą sugalvom išvažiuoti su džipais pasivažinėti. Su tėvo Frontera ir patruliu. Na, kad ištrauti viens kitą į ką. Per pirmas 15 minučių pasivažinėjimo čia abu džipus taip užklampinom, kad mes 2 valandas iš čia negalėjome išvažiuoti. Ištraukėm pradžiai Fronterą, nes ne iš galo buvo atgal, apvažiavom per šoną. Iš tikrųjų pats teisingiausias važiavimas yra per čia, per krūmus. O čia yra pravažiavęs miškovežis. Ir čia yra vėžios tokios, kad patrulis ant tiltų sėdi. Bet tai eina. Kai paguldėm, tai visi ratai 4 ore sukosi, bet buvo labai smagu ir labai įdomi pramoga iš tikrųjų. Tai norėjau atvažiuoti dabar pasižiūrėti, kas čia vyksta. Aš čia tikrai jokių būdų nevažiuosiu. Ai tiesa, čia buvo nesuvestos sąskaitos su šituo keliuku, tai, nes buvo atvažiavęs žmogus pažiūrėti dėl nuotekų įrenginio su Outbacku, automatu, vasariniam padangom plikom. Ir jisai pusę šito kelio įveikė. Tai man paliko didelį įspūdį. Tiesa, mes paskui jį ištraukti turėjom. Pjauti medelį vieną nedidelį, nes jis jį įsirėmė. Turėjo didelį domkratą 1,5 metro aukščio. Ir jį naudojom aktyviai. Pakeldavom už farkopo, prikišdavom šakų, pagelbėdavo šiek tiek. Bet kai jis ant tiltų guli, ant molio, nu, blemba, šiaip su ten malonumas įtraukti iš tikrųjų. Tai čia dar viskas vyko iki didelio sniego. Nu, kas buvo prie didelio sniego, tai dar įdomiau. Prie šlapio sniego irgi belenkai įdomu buvo. Kaip naujam keliui sekasi pradžiai, kai apsnygė, tai nebūtinai žinai, kur tas kelias yra. Kaimynas teisingai pastebėjo, kad reiktų prieš kitą žiemą susikalti koliukus. Nes čia yra nuolydis. Ir jeigu tu per arti jo važiuoji, tave tiesiog visą laiką traukia į tą pusę. Mane ir traukia. Iš tikrųjų buvo laikotarpis, kai čia privažiuoti negalėjom, nes šita žiema buvo pavyzdinė, buvo daug sniego, buvo šalta. Kai buvo labai daug puraus sniego, mes su draugu davažiavom iki namo. Mums tai kainavo 3 kart iškasti džipą pilnai. Šitie ravai yra padaryti ne veltui, tam, kad drenuotųsi. Ir mane čia įtraukė kažkur tais. Eina savo. Ir aš ant kupsto atsiguliau. Dabar aš net nežinau, kurio čia vietoj buvo, nes viskas buvo apsnygę. Tai kai įtraukė, tai aš tenais 3 valandas iškasinėjau. Nu super, žiemą. Visi stogai atlaikė šią žiemą. Čia buvo pavojinga, kai tas šlapės sniego daug buvo. Čia buvau prisidaręs. Čia pasidariau kelią iš grūzo. Ir čia bala būdavo didelė. Prakasiau tranšėją, kad nubėgtų čia į tas žemesnės vietas. O tai padeda. Padeda, nebe tokia didelė ten bala, bet idealiausiu atveju turbūt reikėtų drenažinį vamzdį užkasti. Čia nais vat ir išleisti ten kažkur. Ir čia yra grevys. Laukuose vėl balos. Na tai kiekvieną pavasarį būna. Čia yra akmenim išgrįsta, dėl to sausa. Nu kaip išgrįsta. Sumesti akmenys yra ir betono atliekos iš namo. Gerai, kad čia dar nesudėjau. Žiūriu, kad reiktų ir va čia vat prakasti tranšėjėlę ir lai prūdą. Tada greit išsausėtų va šita vieta. Gal net nepradėtų šlapti. Užaugo čia tas žolė ant viršaus, bet yra tvirta. Tikiausi, kad neužaus kažkodėl naiviai. Bet reikia tam kloti tekstilę specialią papačią. Nu pažiūrėkim, kas čia su tuo namu atsitiko per žiemą. Nieko labai blogo iš tikrųjų. Gerai, kad supyliau glikolį, nes šildymo nejungiam šią žiemą. Turėjau darbą Vilniui, tai ir neatvažiavau. Šiek tiek gal atsikvėpti norėjusi nuo projekto, nes 2 metai intensyvus buvo. Atgavom paramas, kurias norėjom. Dar ne visas, bet aš gal jau kai visai viską atgausim, papasakosiu glaustai apie viską. Prūdo detektyvas išsisprendė, kur dingo žuvis. Daug žolių buvo, tai mes nusprendėm, kad žolių niekas nevalgo, tai kur dingo mūsų žolėdės žuvis, kurių mes čia įleidom. Tai kol dar nebuvo ledo, pačioje pradžioje tik pasnigo, tai čia buvo storas sluoksnis sniego, ant jo lipti žmogui nedidelis gyvūnėlis galėjo. Ir čia buvo
gal 15 ar 20 taisyklingų eketyčių. Visos vienodos ir takeliai nuo vienos iki kitos. Ūdra greičiausiai atėjo, nes pas kaimynus visai netoli. Ten šiaip ir pelkės arčiau jų yra. Irgi ūdra išgaudė visas didelės žuvis. Buvo karpiai dideli, neliko. Tai supratom dabar jau, aišku, kol mes čia negyvensim, nelakstys čia šunys, tol aš manau neverta čia investuoti į jokias žuvis. Mažyčių, kai visada daug labai, jos čia dominuoja. Prūdas gerai pasipildė, nu aišku, daug sniego buvo, visko. Kas čia su landšaftu atsitiko, aplink nuotekų įrenginį, kadangi giliausia buvo iškasta, tai natūralu, kad sėda po truputėlį. Čia mėginėlių šulinukas yra. Ir čia išeina mūsų jau išmetimas, jau švaraus vandens. Aš labai pergyvenau, nes čia būdavo šlapia, aš atsimenu. Ar neapsems mūsų to vamzdžio? Nu ir ne, va, jisai pakankamai aukštai yra. Škasė buvo tranšėja, paprašiau tie, kas nuotekas montavo, nutraukėm laidų šlangą ir vandens šlangą, nes čia gręžinys atsiras. Ir va, per žiemą kiek sukrito. Su džipu pravažiuoju. Lentos riečiasi toliau. Teks prisukti, va net vinukai ištraukia. Bet šiaip ant šitos sienos pačios pirmosios tai aš vinukus per trumpus įkaliau. Ir jie dar nebuvo susukti. Jau čia aš daug varžtų susukau. Niekur kitur taip iš tikrųjų neatsivėpė. Tik čia nait. Nu bet ir lenta, kokie pasižiūrėkit. 5 comai pločio. Tarp padažymo defektėliai lenda. Gali būti, kad ir pasitraukia šiek tiek dar lentas. Irgi gali būti. Jau kažkas gyventi nori pradėti, man atrodo. Reikia dabar ir viršui man irgi atšoka. Puikiai proga pašnekėti apie blogus sprendimus. Pirmas blogas sprendimas, kurį esu padaręs, grūzą iš namo. Pradžiai vežiau čia ir dėjau į krūvą, nes galvau, kad čia keliuką darysiu. Galvau, skusiu juodžemį ir pilsiu. Baigėsi to, kad aš tą krūvą rankomis čia vėl sumėčiau, tai reiškia 2 kartus kėliau tą patį grūzą. Aš tai tik vienas. Ir mano jėgų taip gaunasi ne per daugiausiai yra, tai reiktų jas turbūt pataupyti. Kitas blogas sprendimas, kai tinka nudaužiau name plankutės tos vadinamos, ant kurių laikėsi tinkas. Galvojau, kad čia bus man visam gyvenimui prakuroms. Ir sunešiau į kloną. Tai nuo tenais visas nebuvo labai lengva, tenai susitempiau. Dabar man klonė jos maišo. Tai aš jas vėl imu keliu ir dabar jau tysiu čia, kad vėlgi dvigubas darbas gaunasi. Panašiai yra, pavyzdžiui, su gruntu juodžemiu, kur atkasi kažkur, pavyzdžiui, aplink namą. Iškart į tačką ir kažkur į šoną, nes tu vis tiek juodžemiu neužkasinėsi. Užkasi žvyru arba smėliu. Tai vėlgi, kad antrą kartą nekelti krūvų, iškart į tačką ir velniop, nežinau, duobės lyginti. Užsėmiau karkasu pagaliau. Mano mėgiamas darbas su medžiu. Viską dariau iš 5x10, buvo užsakyta daugiau. Dabar jau aišku, kad neužteks. Ant tų mano pamūrytų ir pabetonuotų padelių turėjau perimetrinės juostos kaip tik 10 cm. Jos man neprireikė, tai aš ją paguldžiau apačioje kaip hidroizoliacija. Jinai minkšta, gerai prisispaudė. Na, kai šitą pasiguldai, jau su lazeriu gali persinešti lengvai į viršų. Su ankeriais ankeravau. Štai tokiais. Jų čia yra, mano galvai, gerokai per daug. Bet aš jos turėjau, tai ir aš jos panaudojau. Man jie nekainavo. Čia kaip tik galima kalti, sriegio nesugadinsi. Tiesa, pradžiai nepagalvojus, per veržlę kaliau. Nu tai sriegį sugadinau. Tai čia yra apgalvota, kad kalti. 12 gal čia grąžtas. Atsitiko tokių momentėlių, kad gręžiant arti krašto, pavyzdžiui, va čia ištrupėjo, teko čia daryti. Nu ir nieko čia tokio, neveltui aš ir guldau perimetrinę lentą, kad jinai perimtų apkrovas, paskirstytų, kad nebūtų jau, reiškia, šitas statmuo spaudžia į čianais, arba į čia jis šiek tiek pasklaido. Na ir bus į ką gipsą sukti paskui. Šitos plonos lentos laiko vatą, o tarpais kas metrą yra įdėtas, iš čia tik atrodo, kad ten tai iš tikrųjų tai ten storas brūsas yra. Ir aš kas metrą juos, kai ruošiau lubas, prieš šiltinant, paklojau, galvodamas, kad reiks kažkur sukti man viršutinį šitą brūsą. Nepamirštam išsitraukti visų jungiklių, lempų, maitinimų. Čia po truputėlį formuojasi jo skydo vieta, dar bardakas, negražu, bet pagalį prisukau, pasikels laidai ir skydas originaliai bus čianais. Na kaip įvertinti?
Gera diena darbo iš tikrųjų yra. Na, vėlgi, man su laiku aš žiūriu, gaunasi su amžium vis lygiau ir lygiau, va, tai yra statybinė mediena, nekalibruota. Dėl šitų, gal jų ir nereikia, aš nežinau, nes kai suka į metalinius profilius, tai lyg ir tokių detalių nebūna, man atrodo. Brusai trimetriniai, reikėjo juos pripjauti, tai principė ir gavosi tos detalės. Dar va šiek tiek va šiukšlyčių nuo jų liko, tai praktiškai dirbam be šiukšlių. Medžiagų nešvaistom, skirtumas va toks, čia dar ateityje prisisuks. Va toks ir skirtumas su šitom detalėm ir be šitų detalių. Na, taip tvirtoka pakankamai. Dar tvirčiau. Patinka man dėl to dirbti su medžiu, o ne su skardiniais profiliais. Vat ta paskui siena pabeldi ir jinai tokia netuščia. Iš tikrųjų yra pas mane bute taip pat padaryta, taip pat padariau ir čionais. Na, čia pakankamai aiškus užbaigimas. Vat, dar nežinau, ar čia bus gipsas ant lubų vis tik tais, ar lentelėmis. Va čia dar tarpus užkalsim, užsuksim, kad atrodytų vaizdas panašus kaip čia. Tai irgi buvo pagalvota ir palikta iš apačios jas prisut, kad uždengtų tarpelius čia, kad triukšmas neįtų. Šitie, kurie į sieną remiasi, šitas, tas galinis ir tas, papurškiau makrofleksu. Dėl akustikos, kad paskui čia iš svetainės garsas nekeliautų tenais. Nu, čia tokia vieta dar nežinia, šitas balkis man nepatinka, kad jis neturi atramos jokios. Ištisai, tai aš gal norėčiau čia, nu, atramėlę tokią kampu. Dėl dizaino gražu būtų ir iš tikrųjų laikytų ateityje, jeigu norės sėsti. Tai turiu senojų, galvoju gal sukvailioti ir čia koloną padaryti dar. Nu, jinai bus išlindus iš gipso ir matysis, kad ją remiasi ta atrama. Nu, visai gražu būtų. Čia bus įdomu, kai reikės gipsą sukti. Dar iki galo nežinau, kaip tai atrodys, bet tai kai pradėsim sukti, tada ir sugalvosim. Dabar nekvaršinsiu galvos, imsiu daryti kitos pusės sieną. Ten dar kitaip darysis šiek tiek. Ai, dėl atramų čia iš tikrųjų dariau kas 60, kad, nu, ir ant gipso sužymėta, kur sukti varžtus ir vata tokio pločio. Tai kaip gerai gavosi, nieks čia neplanuota buvo, bet vat balkiai pasirėmė balkiai. Nu super, kaip čia buvę. Ir kol dar nepamiršau, viską perkalsiu vinimis, nes sukau varžtais tokiais, po 2 varžtus, bet dar šausiu mažiausiai po 1 vinį. Nu šitą darbelį geriau pasilikti apkalimą vinių pabaigai darbo, nes paskui jau mažai jėgų ir lieka kažką daryti. Jeigu atvažiuoji ir pradedi iš karto kalti, tai paskui labai pavargsti greitai. Čia dar nepaminėjau iš tikrųjų, nežinau, kas antrą rastą ar kas trečią, norėčiau po konstrukcinį varžtą įsukti, kad laikytų ir tuos rastus biški prie savęs konstrukciją. Ir taip su kiekvienu iš tikrųjų būtų gerai pasielgti.